Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir šiame video kalbėsiu apie surenkamo gelžbetonio sijų modeliavimą, apie sujungimus tarp monolitinių sijų, surenkamų sijų, kolonų, taip pat skirtumus tarp metalo, monolito ir surenkamo gelžbetonio sijų. Tai pradedam nuo to, kad aš projekte neturiu surenkamo gelžbetonio sijų, todėl man jas reikia įsikelti. Einu į Insert, įterpimo įrankių juostą ir pasirinku arba Load Family, jeigu kompiuteryje turiu tokią šeimą, arba einu į tiesiog Load Autodesk Family, yra įkelti Autodesk šeimas iš serverio. Čia pasirinku duomenų bazę, tai tikrai ne imperinius matavimo vienetus, kadangi tai nėra standartizuoti skerspjūviai, kaip metalo atveju, tai nereikia rinktis Europe duomenų bazės, užtenka United States Metric duomenų bazės ir tada susirandame reikalingą kategoriją. Tai būtų Structural Framing, kategorija ir medžiaga Precast Concrete surenkamas gelžbetonis. Čia matome įvairių šeimų, jos turi skirtingus parametrus, išimas ir panašiai. Tačiau ką mes apskritai galime kurti su Structural Framing elementais, tai yra dvitėjinės perdangas, ilginius, dvišlaitės sijas ir panašiai, paskui kiaurimėtas perdangas, apverstos T formos sijas, L formos sijas, stačiakampės sijas ir taip toliau. Tai dabar paimsiu tiesiog keletą šeimų ir užkrausiu į modelį, spaudžiu Load ir dabar jau galiu pradėti jas braižyti. Tai visų pirma pasirinksiu iš konstrukcinių įrankių juostos komandą Beam, pasirinku norimą siją ir tiesiog nubrėšiu ją iš pradžių čia prie kitų jau anksčiau sumodeliuotų sijų. Todėl, kad noriu parodyti šiek tiek skirtumus. Čia yra surenkamo gelžbetonio sija ir matote, nubrėžiau čia taškas ir čia taškas, čia yra pradinis ir galinis sijų taškai. Tačiau papildomai šitos sijos turi tokias rodiklytės, su kuriuom galime paslinkti vietą, kur bus elemento tūrio galas. Ir matysime, kad savybių lange šita reikšmė keičiasi. Tai žiūrint, kurią pusę redaguojame, keičiasi šita reikšmė. Tai jeigu pažymėsiu metalinę siją, ji taip pat turi tokias rodiklytės, medinė sija taip pat turi tokias rodiklytės, o monolitinė sija neturi. Ir jinai visą laiką jungiasi su monolitinėmis kolonomis ir perdangomis automatiškai. Vėliau pažiūrėsime keletą būdų, kaip ir ką, kur galime sujungti. Tačiau toks yra skirtumas tarp skirtingo medžiagiškumo sijų. Dar yra skirtumas dėl vaizdavimo. Prie Medium ir Fine visos matosi plane kaip pilno skerspjūvio, tačiau jeigu padarysime Coarse, matome, kad medinė ir metalinė sija pavirto į linijas. Čia išjungsiu vienodą linijų vaizdavimą ir matau, kad, pavyzdžiui, metalinė sija brūkšninė linija, o medinė sija plona ištisinė linija. Nuo ko tai priklauso? Tai yra toks parametras Structural Usage ir čia mes galime pasirinkti konstrukcinę paskirtį kaip kažkokią pagrindinę siją, tarkim, tada bus stora linija ir kiti atvejai duoda kitus linijų storius. Tai čia tokiam schematiniam brėžinių darimui. Amerikiečiai, mačiau, tai naudoja, tačiau mes nelabai tą naudojam, bent jau nesu to daręs ir matęs, visą laiką rodau pilną skerspjūvį. Tai toks skirtumas tarp tų medžiagiškumų. Dabar grįžkime šiek tiek atgal prie surenkamų sijų. Tai tiesiog pasirinksiu vėl sijos braižymą ir pasižiūrėkime, kaip jinai reaguoja į kitus elementus. Jeigu brėžiu, tarkim, nuo kolonos centro iki kolonos centro, tai kas atsitinka, kad, kaip matote, pradžios taškas ties kolonos centru, o rodiklytės automatiškai atsitraukia pagal kolonos kontūrą. Čia grąžinsiu plonas linijas. Ir taip automatiškai Revitas, vienu žodžiu, daro, jeigu sija kertasi su kitais elementais. Tai šitas atitraukimas, tarpas tarp jų, yra pagal nutylėjimą 0,5 colio. Tai čia pagal amerikiečius mes galime, tarkim, pakeisti šitą vertę, tiesiog įvesti, tarkim, po 10 mm ir turėsim 10 mm tarpą čia.
Tačiau kas atsitiks, jeigu šitą koloną, tarkim, pakeisiu į, koloną, kuri turi, tarkim, gembes? Matome, kad sija automatiškai atitraukta pagal visą šitos šeimos, taip vadinamą bounding box, tai yra pagal viso tūrio užimamą kontūrą, o ne pagal kolonos pačios gabaritus. Aišku, mes galime paslinkti šitą vietą ir vėl mūsų brėžinys atrodys gerai. Tačiau vyksta daug pokyčių ir vėl gali būt galbūt pradinis dabar projektavimo etapas, sumodeliavom koloną taip, sutvarkėm siją, paskui pakeisim gembės matmenis ar ne, sužinoję kažkokius skaičiavimo duomenis, vėl turėsime tampyti ir siją, ir koloną. Tai ką aš darau, tai naudodamas, tarkim, dabar grąžinsiu surenkamą koloną tiesiog. Vėl, aišku, mano sija dabar susigadino. Bet ką aš darau, tai paspaudžiu dešinį klavišą ant pradžios arba galo taško, spaudžiu disallow joint ir tokiu atveju tada galas tūrio atsiranda ant pradžios arba galo taškų ir tada nuo jų jau galiu tas rodiklytės panaudoti, tiesiog patempti ir gauti savo sijos reikalingą ilgį. Taip pat galiu šitus ir pasiredaguoti ranka, tarkim, parametrus. Jeigu noriu kažkokio tikslaus varianto, ar ne, tai galiu turėti tokį variantą. Ir paskui, kai kopijuoju, tarkim, šitą elementą, kopijuoju į kitą tarpatramį, tai tiesiog šitą pratęsiu. Jeigu, tarkim, toliau dar nukopijuosiu, dar vieną siją ir, tarkim, pratęskim, kad būtų virš tos. Tegul būna taip. Ir nubrėšiu dabar dar kitokios skerspjūvio siją. Tai pasirinksiu vėl beam, pasirinksim L formą, tarkim, ar ne, ir brėžiu vėl nuo kolonos iki kolonos, tarkim. Su L sijos forma yra taip, kad tokios yra rodiklytės čia ir mes jas paspaudę galime apkeisti, į kurią pusę bus lentyna. Ne, flip vadinasi, tai veidrodiškai vertikalios ašies atžvilgiu apkeičia. Šiuo atveju, tarkim, mano sija nesutampa kraštas su kolona ir aš galėčiau tiesiog paslinkti arba panaudoti align komandą, ne, prie šitos paslinkti šitą. Tačiau mano linija, ta, kurią brėžiau, jinai, mato, dabar jau nesutampa su kolonos centru. Ir jeigu naudosit analitinį modelį, ten gali nebesusijungti tos analitinės linijos. Tam tikrais atvejais tai galima naudoti ir kitą metodą. Tai yra, pavyzdžiui, pasižiūrim, kiek čia tas atstumas. 25 mm, pažymėsiu šitą siją ir yra toks parametras Y offset value. Tai Y ašies kryptimi galime sijos skersį paslinkti, atsižvelgiant į sijos linijos vietą. Tai va, tai mūsų dabar sija paslinkta. Tuo pačiu irgi padarysiu dar disallow joint. Šitiems abiems galams irgi įvesiu tas pačias vertes atitraukimo ir tiesiog nukopijuosiu šitą elementą dar į šoną ir tegul būna taip. Jeigu noriu kiaurimėtą, pavyzdžiui, perdangą čia nubrėžti, tai taip pat pasirinku beam, kiaurimėtą perdangą. Kiaurimėtos perdangos šeimos čia yra tokios ne pačios geriausios, aš sakyčiau. Brėžiu nuo vėl ašies iki ašies, ne, ir mano sijos tūris prieina tik iki lentynos, neužeina ant lentynos, tai vienas dalykas, vis tiek reikia traukiot šitus galus, ne, tarkim. Jeigu aš pasakysiu, kad va taip turėtų būti, ar ne, čia irgi kažkas taip, paslinksiu biškį čia, ir tokį elementą neatjungęs automatinio galų jungimo, jeigu tokį elementą nukopijuočiau, pavyzdžiui, šitą vietą, tai matote, kas atsitinka, jis dabar reaguoja jau į kolonos kontūrą, ne į sijos kontūrą, o į kolonos kontūrą. Už tai pasislenka mano perdangos plokštės galai ir gaunasi, kad jos atseit nevienodos. Todėl prieš tokius kopijavimus irgi tą patį darau, susikuriu vieną plokštę, darau disallow joint,
ane, ir tada susitvarkau tuos galus, kiek aš ten noriu, kad būtų, dabar darau apytiksliai, tiesiog, kad matyti rezultatą ir kopijuoju, pažymėsiu vėl nuo centro, ne, kad atsidurtų ties kolona. Ir šiuo atveju jinai išlieka lygiai tokia pat, kaip buvo ilgio. Tai jinai nebereaguoja į tas aplinkas, į kitus elementus. Todėl aš sakyčiau, kad šitą disallow joint verta naudoti, o aš jį naudoju apskritai visiems fijiniams elementams. Dabar truputį einam į 3D vaizdą ir pasižiūrim, kas atsitiko tarp kolonų ir sijų jungčių, monolitinių ir surinkamų sijų atveju. Tai pasižiūrim į surinkamą. Tai matome, kad ta kolona, jinai dabar yra kaip ir kerta siją, tačiau jos viena kitos neiškerta. Sija kaip buvo viso tūrio, taip ir liko. Tai dabar ta kolona, aišku, nėra gera. Tarkim, šitą siją įsivaizduojam, kad eina ir remiasi ant šitos kolonos ir noriu, kad ta kolona būtų po apačia sijos, tai galiu pažymėti šitą koloną ir tiesiog įvesti kažkokią vertę, tačiau turiu žinoti kažkokį sijos aukštį. O kadangi dabar aš nesu tikras, koks čia jos aukštis, galiu pažiūrėti savybės ir panašiai, bet kitas metodas yra, kad galim pasirinkti koloną ir sakyti attach top base ir pasirinkti siją. Ir kolona bus tiesiog jos viršus bus sulygintas su sijos apačia. Ir vėlgi, čia surenkamos kolonos atveju gal nėra gerai, tačiau matome, kad dabar negalim pakoreguoti top offset vertės viršaus atitraukimo, ne, tai todėl, kad tai yra prikabinta prie sijos ir dabar jeigu sija eis aukštyn, pavyzdžiui, ne, arba žemyn, tai kolona irgi bus prie jos prisikabinus. Todėl aš pažymėsiu šitą koloną, sakysiu detach, atkabinti ir dabar jau galiu pakoreguoti, ne, tai dabar biškį tą vertę ir pataisysiu, 20 mm paleisiu ir bus žemiau sijas. Tai va, tai taip galime sutvarkyti jungtis, tarkim. Dabar su monolitiniam kolonom ir monolitiniam sijom sujungimais pasižiūrime, kad jos automatiškai susijungia viena su kita. Ir jeigu pasižiūriu koloną, jinai eina iki viršaus, o sija yra iškirpta. Jeigu izoliuoju siją, matosi, kad jos tūris, kiekiuose ir visa kita bus toksai. Ir jos forma tokia, iš tikrųjų, jinai iškirpta, vienu žodžiu, tom kolonom. Tai reiktų modeliuoti taip, kad kaip bus statoma. Kolona statoma iki čia, paskui klojiniai ir paskui vėl betonuojama. Ne? Tai galime tiesiog apkeisti jų sujungimo eiliškumą. Yra redagavimo įrankių juostoje, yra switch join order ir galime apkeisti sujungimo tvarką. Ir dabar kolona yra mažesnė, matome jos tūris 0,352, kai tuo tarpu šita kolona 0,48. Ką dar galime su ta pačia komanda padaryti, tai yra unjoin. Pavyzdžiui, net iš vis nesujungti, ne? Tai dabar bus kolona atjungta nuo sijos, tačiau aišku dabar dubliuojasi tūris toje vietoje, tai irgi nėra gerai ir reikėtų ten, tarkim, ar įvesti šitą, ar grįžti prie tiesiog join ir apkeisti sujungimo tą tvarką, eiliškumą. Gale, jeigu pabandysime panaudoti tą patį metodą, pavyzdžiui, switch join order ir apkeisiu, atrodo, kad kažkas apsikeitė, tačiau matome, kad dabar sija eina iki vidurio ir kolona tokia kaip iškasta, ne? Todėl, kad pagal jos tašką šitą, tai nuėjus į antrą aukšto planą, tiesiog paimsiu ir patemsiu šitą vietą. Tai dabar turėtų būti gerai, sija ir kolona po apačia. Jeigu būtų situacija, kad čia yra kažkokia temperatūrinė siūlė, ar surenkama kolona, metalinė kolona, kažkokia kitokia atrama, vienu žodžiu, ir turėtume, tarkim, čia precast concrete, pasirenku tokią koloną, ne? Apkeisiu sujungimo eiliškumą. Ir dabar kaip ir gaunasi, kad apsikeitė, tačiau man reikėtų tarpo, ne, kažkokio, kaip sakiau, dėl kažkokių priežasčių. Ir kaip ir nėra čia tų
rodiklyčių, kurias galėčiau patempti monolitinės sijos atveju. Tai vėl tą patį būtų galima panaudoti, kad pasirinkus disallow joint, ane, na, pas mane jau padaryta disallow joint prieš tai, ir aš galiu tiesiog paslinkti ir nurodyti kažkokį tai tą atstumą, ar ne, kur bus tas mano galinis taškas, ir tokiu būdu vėl atkabinti tą koloną ir siją ir gauti norimą rezultatą bet kuriuo atveju, nors ir nėra čia rodiklyčių. Tai tiek trumpai apie surinkamas sijas, o apie jų sujungimo detalės, apie tai, kaip jas nupjauti, apkirpti, modifikuoti, kalbėsiu kitose video pamokose. Iki.